Į avariją prieš 1,5 metų patekusi Gintarė Gurevičiūtė patyrė sunkią pėdos traumą. Tada 24 merginai net grėsė pėdos amputacija. Čia yra siaubingas iš tikrųjų dalykas, kada tu suvoki, kad tu esi čia ir dabar sveikas žmogus, natūraliai, dabar esu sveikas žmogus ir staiga taip, ir tu pasižiūri, kad tu esi be kojos. Tačiau po kelių sudėtingų operacijų Gintarė ne tik vaikšto, bet ir daugelio nuostabai sukasi ant parketo. Dalyvavimas šokių projekte man leidžia patikėti, kad viskas yra gerai, kad nieko galbūt nebuvo ir kad visą tai, ką aš dabar jaučiu, ar tai, kas nutiko prieš 1,5 metų ir ką aš dabar visą tą laiką išgyvenau, tai yra laikina ir kad kažkada tai liks tik tai slogus prisiminimas. Vis tik laikas nuo laiko jusdama skausmą pėdoje Gintarė apsilankė Vilniaus Vinco Grybo gatvėje esančiame medicinos diagnostikos ir gydymo centre. Čia jai buvo atlikti modernūs tyrimai. Ir štai dėmesio. Gydytojų verdiktas, kuris į kamerą buvo pasakyta švelniau negu į akis. Jinai rizikuoja sveikatos pablogėjimu. Taip, nes koja jinai nėra 100% sveika. Gresia, sakyčiau, jos būklės pablogėjimas, nes gali pradėti koją tinti, skaudėti ir jai tiesiog kasdieniai veikloje gali pradėti tą koją trukdyti. Aš jos vietoje nešokčiau.